Sveiki visi, šį gražų spalį, laiko yra daugiau ir galiu su jumis pasidalinti daugiau vaizdų iš laukų. Ir šiandien noriu jums parodyti, palyginti iš tikrųjų du augalus. Pirmasis iš jų bus liucerna, mėlynžiedė liucerna. Medicago sativa latiniškas pavadinimas, angliškai liucernos medix vadinasi, alfalfa. Medix ne veltui vadinas, turbūt, kad jos turi medicininių kokių tai savybių, gydomųjų, galima rasti informacijos apie tai. Ir ne veltui yra liucerna naudojama gyvūnų pašarams, kaip labai vertingas pašaras. Ir arabai čia Lietuvoje investuoja į gamyklas, stato, džiovina liucernų masę, granuliuoja ir gabena pas save į šiltus kraštus, kur pas juos su pašarų yra trūkumas. Tai liucerna yra labai vertingas pašaras, daug vitaminų visokių turi, gydomųjų turbūt savybių ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, dabar esu čia liucernos lauke. Nelabai matos šitą liucerną, nes jin yra nupjauta. Bet šiaip iš arčiau pasižiūrėjus galima matyti, kad jinai atželia. Vaizdą dabar tokio kaip ir nėra gero dėl nupjovimo, bet jin yra labai gyvybingas augalas. Tai va, čia jinai yra jau, pernai buvo kulta sėklai, paskui buvo pasėti žieminiai miežiai rugsėjo pabaigoje. Šį pavasarį tose miežiuose šitą liucerną prislopino herbicidą Primus XL, kuris nenužudė liucernos, bet tik tais prislopino. Ir tie miežiai buvo auginami be jokių trąšų, buvo naudota tik vienas tas purškimas, vienas tas herbicidas. Daugiau jokių trąšų, jokių purškimų nebuvo čia daryta. Miežių derlius buvo gaila mažas, tik tais 2,5 tonos, kas tikrai net nepelninga, iš tikrųjų nuostolinga yra, bet eksperimento dėlį eksperimentuoju. Ir ką pastebiu labai, kuo mažiau naudojama visokių cheminių medžiagų, tuo greičiau dirvožemis vizualiai gerėja. Kaip vertinu tą, tai matau akivaizdžiai struktūrą dirvos kokia yra. Ypatingai iš policernos labai struktūringa dirva. Patamsėjo, reiškia anglies kaupimas vyksta gan spartus. Tai va, ir svarbiausia šiandien, ką noriu parodyti, tai yra ne antžeminė dalis, bet šaknis. Taigi pabandysiu iškasti šaknų, nežinau, kiek čia, kokio gylio pavyks iškasti tą liucernos šaknį ir nusivešiu į kitą lauką prie gargždenio, kurį irgi auginu, eksperimentuoju. Ir įdomu labai man juos palyginti, tos du augalus. Man jie atrodo labai panašus. Liucerna, aišku, didesnė antžeminė dalis, bet šaknis kiek kasiojau, ne labai daug kasiojau, bet atrodo, kad labai panašios yra ir panašiai dirba dirvožemį. Taigi bandau išsikasti kažką. Kaip čia vyksta? Akmuo iš karto. Akmuo, kaip čia dabar vyksta. Vieną akmenį. Gal čia pažiūrim. Bet čia akmenuose vieta. Čia liktais koks tai senovinis kelias yra buvęs. Va, iš karto matosi, kiek čia galybės lakų. Nežinau, ar matosi, bet va, čia pilna tų lakų. Net gaila kojas. Labai atsiprašau, broliai. Pažiūrėkit, kiek skylučių. Va, kas yra dirvos purentuvai.
oro įleidėjai. Reikia tik su tuo dirbti, netrukdyti. Tai čia jeigu reikėtų sliekus, gal reikės kada padaryti eksperimentą, suskaičiuoti, kiek yra sliekų. Čia yra begalė. Mineralas. Nepasėmiau su kuo pamatuoti, kokį gylį čia kasu. Šaknis eina netiesiai žemyną, vinguriuoja visą. Nutrūko. Va, tokiam gyliui čia apie 40 cm gylių. Šaknės storis vis dar, kokie pusę centimetrą tai tikrai. Šiaip rašo, kad liucerno šaknis pasiekia netgi 10 metrų gylį. Dar ką vertėtų paminėti, tai kad liucerna, kaip ir gargždenis, yra pupinių šeimos augalai. Tai reiškia, kad jie sąveikauja su rizobium bakterijomis, kurios padeda pasisavinti atmosferinį azotą ir tie augalai pupiniai kaupia, save aprūpina azotu ir dar dirvožemį praturtina gerokai. Tai jokiais būdais nereikia naudoti azotinių trąšų, nes jeigu naudojame azotinės trąšas, tai jos tiesiog slopina tų bakterijų veiklą ir nebevyksta natūrali azoto gamyba. Užlyginau, pasiėmiau. Pažiūrim, gal dar kokią kitą vietą iškaskim. Pažiūrėkime. Kiek čia yra tų sliekų. O, kiekvienu pasiėmimu nereikia net. Čia gal suvažinėta vieta, bet pilna sliekų, kurie dirba. O gal jie tiesiog laimingai gyvena, ypač kai jiems netrukdoma. Štai grybukas auga, sliekas grybauja. Puikiai dirvos struktūra, pažiūrėkit. Va, kas tikri artojai yra. Ir tik tokie organizmai turėtų dalyvauti artojų varžybose. Atsiprašau labai. Atsiprašau. Netrukdysiu daugiau. Tai va, dabar nuvažiuosiu, pasiimsiu tos liucerno šaknis. Važiuoju į Gargždenio lauką. Gal prieš tai dar užsuksiu pasimti kokį tai matavimo įrankį, kad pamatuoti, kiek čia iškasiu šaknies ilgį ir nors čia tas labai kažko baisiai nepasakys, bet faktas, kad pasakys. Bent jau žinosiu maždaug matmenis ir įsivaizduokit paskui tas augalas nuo liucerno, kiek prileidžia tų šaknų ir jeigu jau numiršta, tai palieka dirvoje kanalai tų šaknų ir kitiems augalams. Tada lengviau augti į tos kanalus, migruoti maisto medžiagoms, mikroorganizmams, tiem patiems sliekams. Ir šaknis auga į sliekų urvelius. Ir kuo mažiau trikdom, tuo labiau ilgiau išlieka visi tie kanalai ir jų tik daugėja. Ir taip gerėja dirvožemio
derlumas. Bet čia labai ilgas procesas dirvožemio gerinimo. Ir labai sunku tą padaryti, nes reikia ūkininkams ir išgyventi. Ir kur rasti tą balansą yra labai sunku. Va taip kaip dabar darau ir jeigu daryti, tai čia būtų nuostolinga labai. Bet aš bandau tik tais, tokius va nedidelius plotus, kad pastebėti, kokie procesai vyksta, kaip iš tikrųjų čia viskas vyksta ir galbūt pavyks atrasti receptus, kad būtų veikla pelninga ir tuo pačiu gerėtų dirvožemis. Va čia reikia atrasti balansą. Tai va, bandom tą padaryti, važiuojam. Na štai iš sesutės medikės atvykome pas brolį Gargždenį. Einam pažiūrėsim, ką iš čia gero. Turi priauginęs šaknų. Čia taipogi yra nupjautas. Užtat vaizdo nėra. Kaip ir liucerna nušienauta yra rugsėjo pabaigoje, tai maždaug prieš 4 savaitės. Ir vaizdelis štai toks. Čia matau sėta buvo plačiailiu, kas 33 cm. Bet reiktų šiaip tankiau sėti. Geriau kiekvienai būtų. Nes jis toks gan gležnas, smulkutis augalas iš pradžių. Paskui jis tik užbujoja. Tai va. Reikia čia kažkur sustoti ir bandyti išsikasti. Sėmiau liucerną. Pasirodo, bagažiniai turėjau metrą. O tas metras, va, kaip ironiška, jis yra, gavau jį kartu, kaip ir Lemkeno plūgo 2008 metais. Buvau artojas, o dabar visiška priešingybė. Galim pamatuoti liucernos šaknis, va, kaip ir prieš tai sakiau, maždaug apie 40 cm. Daugiau nutrūko. Kiti 10 metrų nutrūko. Aha, ir šita liucerna yra 1 metais vyresnė negu Gargždenis. Gargždenis yra pasėtas pernai pavasarį. Be jokių kitų dengiamųjų augalų. Herbicidai jokie nenaudoti, nes nelabai yra jų. Nežinom, kokius reikėtų naudoti. Kad nepakenkti, buvo tiesiog nupjauta. Buvo tų visokių žolių, usnių būriais prižėlę ir su mulčeriu nupjojau. Nu, dabar pabandysiu iškasti kokį. Taip pat kaip ir liucerna. O, šidenas. Irgi dirvo struktūra įspūdinga. Žemė minkšta. O turėtųgi būti labai kieta. Nu va, greičiau nutrūko. Bet irgi gan ilgas. Ir labiau šonus raitytas. Sliekų galybė. Saldus kvapas. Kaip ten tos bakterijos vadinasi, kurios gan saldžiai kvepia. Nu va, labiau raitytas yra šaknis Gargždenė. Taipogi labai ilgas. Lyginam su liucerna. Va, kaip jos atrodo. Liucerna tokia geltonesnė, o Gargždenė šaknis baltas. Matau, laikas baiginėjas kamerai. Na irgi va, pilna sliekų. Gražu. Ką darosi dirva.
Šitie puikūs daugiamečiai pupinių šeimos augalai. Va. Lietus lyjo, merkia, o dirva kokia struktūringa ir nėra labai kimbanti. Pasodinkim atgal. Liucerną nesodinkim, kad nebūtų man čia sėklinių priemaišų. Šitas gargždenis čia buvo nušukuotas sėklai. Gal parašysiu, kada tiksliai. Nes dabar tiksliai neatsimenu, bet lygtais rugpjūčio pabaigoje. Nušukuota sėkla ir daugiau rugsėjo gale nupjauta visą tą masę. Ir dabar, sakykim, šių dviejų augalų palyginimus. Ką geriau auginti? Abu augalai dirvožemiai yra labai geri. Bet aš labiau renkuosi gargždenį auginti sėklą. Liucerną galim būtų auginti tam žaliai masiai. Nes gargždenį anksčiau galima nuimti sėklas, jis anksčiau pribręsta. Liucernai trūksta kelių savaičių, bent jau čia šitoj vietovėj. Kažkur gal labiau link Kėdainių ar dar į Suvalkiją, tai ten tikrai galėtų auginti sėkloje. O žaliai masiai, kaip minėjau, tai visoje Lietuvoje tinkama. Tai va, tie augalai abu daugiamečiai, puikūs dirvos gerintojai. Gerai praplėsti sėjomainai. Gargždenio sėklų, pavyzdžiui, 100 kg jau padengia visas sąnaudas. Gal truputį daugiau, 120 kg padengia savikainą, o kas virš, tai jau kaip ir pelningumas. Tik tiek, kad yra su gargždeniu, jisai pirmais metais negaunam nieko iš to lauko, tai reikėtų viską išskaidyti, sakykime, ant 3-4 metų. Tada gal visai neblogai skaičiuojas. Matysim, ką kitais metais čia prikulsiu. Kaip minėjau, čia buvo su šukotuvė nušukuota šiemet. Kitąmet bandysiu galbūt kulti iš pradalgių, nes planuoju įsigyti su kuo nupjauti pradalgės. Rinktuvo jau turiu. Tada bus galim palyginti, kaip geriau. Aišku, čia tokios investicijos gan didelės į techniką. Bet galima kooperuotis, galima išsinuomoti. Galim pagelbėti vieni kitiem kolegos. Reikia tik daugiau bendrauti. Tai va. Dar buvo prieš tai komentaras iš ankstesnio video apie kosmėją. Kad nieko nepapasakojau, kad nelabai žinau, ką papasakoti, tiesiog parodžiau, ką auginu, kaip atrodo šaknynas ir kad tam augalui visai patinka pas mane. Reikia daugiau patirties įgyti, kad galim būt kažką daugiau papasakoti. Tai va, gal tiek šiam kartai. Spaudžiam prenumeruoti, jeigu norite pirmieji sužinoti apie naują video. O tų video dabar pagaminsiu, dar yra iš vasaros likę vaizdinės medžiagos. Bet su jie kol kas labai neskubu, nes kol yra galimybė tiesiai iš laukų šviežiausias informacijas pateikti. Tai va, ačiū, kad žiūrit. Ate.